pamokos tema – gyvūnų įvairovė prie ežero grožis. Tikslas – supažindinti mokinius su stuburiniais gyvūnais, ugdyti atsakomybės jausmą dėl jų išsaugojimo. Dauguma gyvūnų yra daugialąsčiai, sugebantis judėti ir reaguoti į aplinką. Stuburiniai – didžiausias chordinių gyvūnų potipis. Pagrindiniai stuburinių gyvūnų požymiai. Aplink chordą formuojasi stuburo slanksteliai, centrinė nervų sistema sudaro nugaros bei galvos smegenys, kvėpavimo ir virškinimo sistemos yra atskirtos. Manoma, kad pirminiai chordiniai gyvūnai atsirado ankstyvojo Kambrio periode, prieš 570 milijonų metų. Ausuotasis kragas tai yra vandens paukštis, gyvena vidaus vandenyje. Atskrenda kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje. Tuoktuvių metu jie yra labai triukšmingi. Dėl sandaros negali būti sausumoje ir nuo jos pakilti. Lizdą krauna tarp vandens lelijų. Jie deda maždaug apie 3 arba 5 baltus kiaušinius, peri abu tėvai ir patinas ir patelė. Jie mita žuvimis, varlėmis ir dumbliais. Geltonskruostis žaltis. Tai ta pati angis, tik kad jo galvos viršūnėje, kaip čia galime matyti, yra geltonos dėmės, bet ne visada jos yra geltonos. Tai nereiškia, kad geltonskruostis, kad tie skruostai turi būti būtinai geltonos spalvos, tai kažkas tarp oranžinės spalvos ir geltonos spalvos. Paplitę yra visoje Europoje, beveik visoje Europoje, ten yra išskyrus 3 šalis. Lietuvoje gan dažni, labai dažni. Jos yra labai greitos, judrios. Jeigu jaučia, kad jom grėsia pavojus, daro staigius judesius ir pradeda šnypšti, bet jos visai negrėsia žmogaus gyvybei. Gyvena dažniausiai drėgnose vietose, nes gerai plaukioja, tai kažkokiose pelkėse arba drėgnose miškuose, minta jos varlėmis, vandens mažais gyvūnais, taip pat gali suvalgyti mažesnį už save angį. Mažą paukščiuką gali suvalgyti. Ir taip pat jos užaugo kažkur nuo 65 iki 140 cm. Patelės yra daug didesnės negu patinai. Yra manoma, kad gali užaugti iki 2 metrų, bet tai yra labai retas reiškinys. Taip pat šitos gyvatės miega žiemą. Gulbinė bylė. Gulbinė bylė tai žąsies rūšies paukštis. 20 amžiuje gulbės buvo išvis dingusios iš Lietuvos, bet dabar jų populiacija labai padaugėjo ir dabar Lietuvoje jų labai daug. Manau, kad kiekvienas iš mūsų yra matęs gulbę. Patinas ir patelė yra baltos spalvos. Patinėlio svoris siekia nuo 8 iki 15 kg, o patelės nuo 6 iki 11 kg. Jeigu mes norime pamatyti gulbę, tai reikia važiuoti į stovinčių vandens telkinius arba į lėtas upės. Nes tokiose vietose gulbės labai mėgsta daryti savo lizdą. Gulbės dedasi kiaušinius kovo gegužės mėnesį. Dažniausiai tai būna 5, 6, 7 iki 8 kiaušinių. Mano tema tai yra didžioji antis. Didžioji antis siekia svorį nuo 700 gramų iki 1,5 kg. Jos ilgis, didžiausias ilgis dar 58 cm. Ir kai jie skrenda, jie išvysto patį didžiausią greitį 110 km/h. Gaigalai tai yra vyriškos lyties antis. Jų plunksnos yra pilkos, krūtinė yra ruda, čia mes galime pamatyti, čia yra 2 gaigalų atstovai. Snapas visada yra geltonas. Ir galva yra tokia melsvai žalsva. O patelės, jos nėra tokios ryškios, jos labiau tokios pilkai rudos.
ir iš esmės jų snapai yra tokie irgi tamsus, bet pradedant nuo Liepos mėnesį jie pradeda geltonėti. Jie šeriasi vieną kartą į metus ir turi apie 10 000 plunksnų, pūkų ir plunksnų, kurias jos apsaugo nuo šalčio. Antis galima pamatyti šiaurės pusrutulyje ir jos gyvena apie 15 metų. Tai beveik varlių šeima. Oda yra lygi arba rauplėta. Turi juodus vokus, čia matome. Turi išmetamą liežuvį, gyvena visose žemynuose. Pasirenka gerai šildomas vietas, šiltas vietas. Lietuvoje yra paplitusios 5 rūšis, tai kudrynė, maža kudrynė, ežerinė, pievinė ir smailė smulkiai. Išvados. Lentvario teritorija prie ežero Grožys ir didelis grafo Tiškevičiaus parkas yra turtingas įvairių gyvūnų klasėmis. Mokiniai susipažino su stuburinių gyvūnų išorinė sandara, gyvenimo sąlygomis, dėl to gyvūnams tokiems kaip paukščiai, ropliai, varliagyviai, žinduoliai ši teritorija atitinka daugintis, gyventi ir rasti maistą.